Sveiki, apžvelgiame savaitę Lietuvos Respublikos Seime. Aktyviai dirbo komitetai, vyko įsimintini renginiai. Apie tai dabar plačiau. Seimo savaitėje matysite. Audito komitetas domėjosi nacionalinio stadiono Vilniuje projektu, bendru sutarimu nusprendė. Prieš priimant sprendimą miesto taryboje turi būti gautos Finansų ministerijos ir viešųjų pirkimų tarnybos išvados bei vertinimai. Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros vystimosi Lietuvoje ir Europoje tendencijas aptarę ekonomikos komiteto nariai. Siūlo susisiekimo ir energetikos ministerijoms parengti viešųjų elektros pakrovimo stotelių įrengimo ir paslaugų teikimo taisyklės. Seimui svarstant šaukimo į kariuomenę sistemos pertvarką, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete savo nuomonę išsakė studentų atstovai. Atgrasymas ir totalios gynybos ateitis – pagrindinė šių metų Vilniaus saugumo forumo tema. Ekspertai apie Lietuvos pasirengimą pasipriešinti agresoriui. Forumu ir parodomis apie karo realybę Seime paminėtos plataus masto Rusijos karinės invazijos į Ukrainą antrosios metinės. Pirmosiuose Seimo rūmuose išskleista vėliava, taikos ir laimės angelas Ukrainai. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas su jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų atstovais aptarė svarstomus karo prievolės įstatymo pakeitimus. Planuojama, kad studijavimas aukštojoje mokykloje daugiau nebebūtų traktuojamas kaip išimtis, leidžianti atidėti tarnybą. Studentai tarnybą atliktų dalyvaudami jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose arba stodami į krašto apsaugos savanorių pajėgas ir taip suderindami ją su studijomis. Studentai turėtų galimybę ir stabdyti studijas bei atlikti įprastinę 9 mėnesių privalomąją pradinę karo tarnybą. Krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus sako, ministerijos tikslas didinti pašaukiamų jaunuolių skaičių. Skaičiuojama, kad įgyvendinus reformą kasmet būtų galima pakviesti po 5000 žmonių, šiuo metu apie 3800 jaunuolių. Principinė linija, kurią mes visą laiką ir pabrėžime, kad turime mažinti atidėjimo pagrindus ir vienas iš tų, kad studijos aukštoje mokykloje neturėtų būti vienas iš atidėjimo pagrindų būtent karinė tarnyba. Studentų atstovai abejoja, kad privalomoji karo tarnyba netrukdys studijų procesams. Esminis mūsų nuogąstavimas kaip studentų sąjungos ir yra būtent apie tai, kad studentai galėtų būti šaukiami studijų proceso metu į privalomąją karo tarnybą. Nes, kaip ir išdėstėme rašte, iš tikrųjų, tai matome nemažai rizikų tame, jeigu kiekvienas studentas galėtų būti pašauktas ir atlikti karo tarnybos studijų proceso metu, nes yra turbūt keli esminiai aspektai, kurie ir lemia studento tą studijų proceso trukmę ir būtent specifika, kaip įvyksta. Negana to, kad studijos yra skirtingos, kada turime užsiėmimus ir savaitgalis ir panašiai, tuo pačiu yra ir problemos, su kuriam susiduria studentai, dėl ko, pavyzdžiui, prie studijų proceso turi dirbti, kas yra dažnu atveju arba pusę etato, arba dar ir daugiau, kas sudaro pakankamai didelį krūvį, jog studentai tiesiog dar vienos tokios didelės veiklos prisimti prie savęs negalėtų. Palaikome visuotinio šaukimo idėją iš karto po mokyklos, kad nebūtų to tokio sąmyšio, kad būtų galima dar studentus išiminėti iš studijų procesą, ir sudaryti sąlygą studentam atlikti karo prievolę savanoriškai. Švietimo komitetas siūlys tam tikrą kryptį, kuri leistų gal ne tik palikti šitą išimtį, bet orientuotis į 18-mečių šaukimą. Kas yra gerai, kryptis yra teisinga. Labai svarbu, kad Krašto apsaugos ministerija pasakytų, ar jeigu tokia eitų kryptis, tai leistų jiems pakviesti tiek šauktinių, kiek reikia. Nes kai gali užsidėti mechanizmą, kuris vėl apribos tave, tu negalėsi išjudėti, ar ne? Tai šitoj vietoj aš tikiu, kad mes esam gero krypti ir aš manau tos idėjos, kurios svarstomos, ypač jeigu bus pavyks sukurti tą socialinį liftą, motyvacinį mechanizmą, kad, pavyzdžiui, tarnavę vaikai, jaunuoliai jau galėtų turėti atskirą eilę, pavyzdžiui, valstybės finansuojamą vietą. Tai nuostabi idėja. Tai jeigu mes tą realizuojam, čia yra, man atrodo, visai geras kompromisas. Krašto apsaugos ministerijos parengtai privalomosios pradinės karo tarnybos reformai Seimas yra pritaręs po pateikimo. Neeilinėme Seimo audito komiteto posėdyje aptartas nacionalinio stadiono projektas. Seimo nariai domėjosi planuojamo daugiafunkcio komplekso su nacionaliniu futbolo stadionu Vilniuje kaina ir tolimesnė projekto įgyvendinimo eiga. Stadiono vizijos ir genialiausi, gražiausi planai vis dar tebėra kompiuteryje.
Nauja viltis – žinia, kad vasario pradžioje projektą iš koncesininkės investicijų bendrovės Baltcap perima nekilnojamojo turto bendrovė Haner, tačiau ši projekto imsis tik tuo atveju, jei jo kaina bus indeksuota. Mano komitetas ir visa Lietuva sekė viešoje erdvėje vykusias diskusijas apie Vilniaus miesto savivaldybės planus keisti koncesijų sutartį dėl daugiafunkcinio komplekso projektų įgyvendinimo. Tačiau yra daug likusių neaiškumų. Nacionalinis stadionas su visu daugiafunkciu kompleksu turėtų kainuoti maždaug 2 400 000 eurų daugiau nei planuota. Bendra komplekso koncesijos kaina po indeksavimo sieks per 158 milijonus eurų. Papildomų darbų, tai yra 3 000 papildomų vietų stadione ir universalios arenos statybų vertė siekia per 10 milijonų eurų. Lyginant su šiom dienom, jeigu mums reikėtų šiandien paskelbti rangos konkursą, tai yra 6 punktais didesnė kaina negu 22 metų Liepą. Tai indikuoja, kad statybininkai skaičiuodami sąmatas, o tai yra būtent duomenys, į ką atsiremia statybininkai, kai skaičiuoja darbo užmokestį, medžiagų kiekį, technikos nuomą, jie būtent remiasi statybų sąnaudų elementų indeksu. Tai rodo, kad iš esmės su bendra infliacija, kurią mes turim dabar, 4-5% statybų sektorius eina iš paskos. Tai duok dieve, kad ten per artimiausius metus vėl neatsitiktų koks kolapsas ir neturėtume ten dviženklio augimo, bet kad turėsime pigesnį indeksą ir kad kainos mažės, matyti tikėtis yra nerealu. Audito komiteto pirmininkas Zigmantas Balčytis įsitikinęs, savivaldybės taryba neturėtų priiminėti jokių sprendimų, kol savo išaiškinimų nepateikė Viešųjų pirkimų tarnyba ir Finansų ministerija. Viešųjų pirkimų tarnyba, sako, būsimo nacionalinio stadiono komplekso koncesijos sutartį peržiūrės, kai Vilniaus miesto valdžia apsispręs dėl jo statybų kainos indeksavimo. Iki šiol savivaldybės tarybos sprendimo projekto neturime. Šiuo metu dirbame su galiojančia koncesijos sutartimi ir gavę sutarties projektą, matydami kaip keičiasi rizikos matrica, kaip keičiasi kiti dalykai, nes iš principo turim 4 esminius dalykus, ką planuojame vertinti, tai būtent indeksavimas, papildomi darbai, mokėjimo grafiko pasikeitimas ir 3000 papildomų darbo vietų. Tada, kai įvertinsim ir galėsim pateikti tarnybos nuomonę, ar tai iš tikrųjų atitinka tiek galiojantį teisinį reguliavimą, tiek galiojančios koncesijos sutarties nuostatas. Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas Darius Vedrickas teigia, iki vasario 28-osios, kai atnaujintos sutarties projektą turėtų svarstyti miesto taryba, tarnyba gali suteikti tik metodinę pagalbą arba atlikti prevencinę peržiūrą. Vis dėlto audito komiteto nariai bendru sutarimu nusprendė, kad prieš priimant sprendimą taryboje turi būti gautos Finansų ministerijos ir Viešųjų pirkimų tarnybos išvados bei vertinimai. Institucijoms turi būti suteiktas adekvatus laikas vertinimams. Ekonomikos komitetas aptarė viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros vystymosi tendencijas Lietuvoje. Iki šių metų pradžios mūsų šalyje buvo įrengta daugiau kaip 1000 elektromobilių stotelių. Nors viešųjų elektros krovimo stotelių skaičius ir toliau auga, tačiau komitete pastebima, nei ES lygmenių, nei Lietuvoje nėra nustatytų bendrų reikalavimų, kuriuos turėtų atitikti viešojo elektros krovimo stotelės. Yra skirtingos sistemos pasijungimo, atsiskaitymo būdai yra skirtingi, bet čia ta problema ne tik Lietuvos, bet yra visos Europos. Šiuo metu norint pasinaudoti viešojo įkrovimo stotelėmis, pasak komiteto narių, vartotojui reikia prisitaikyti prie kiekvieno tiekėjo. Skirtingas pakrovimo stotelių galingumas, pakrovimo greitis, kai kuriuose stotelėse reikia turėti nuosavą krovimo laidą. Kiekvieno tiekėjo stotelėse būtina naudoti tik tiekėjo sukurtą programėlę. Yra eliminuota galimybė atsiskaityti banko kortelėmis ar grynaisiais pinigais. Europoje tikrai yra šiuo metu susidūrėma su tomis problemomis, kurias jūs minite, bet dėl tos priežasties jau yra priimtas reglamentas tiesioginio taikymo, pakeitęs direktyvą, kuriame gan detaliai yra aprašytos būtent šitos problemos ir kaip jos ES lygmeniu turi būti sprendžiamos.
Ekonomikos komitetas siūlo susisiekimo ir energetikos ministerijoms parengti viešųjų elektros pakrovimo stotelių, įrengimo ir paslaugų teikimo taisyklės, kuriuose būtų apibrėžta viešųjų elektros pakrovimo stotelių bendri techniniai parametrai, kainos formavimo būdai, atsiskaitimo būdai ne tik per programėlės, kaip yra dabar, bet ir banko kortele, telefonu. Galimybė vartotojams naudoti savo elektros tiekėjo elektros energiją už viešojo krovimo stotelės operatoriaus ar valdytojo nustatytą pasinaudojimo stotele kainą. Galimybė pirkti, naudoti įkrovimui ne tik stotelės valdytojo teikiamą elektros energiją, bet ir kitų elektros tiekėjų teikiamą elektros energiją sumokant stotelės operatoriui ar valdytojui nustatytą pagrįstą pasinaudojimo stotele infrastruktūros mokestį. Atgrasymas ir totalios gynybos ateitis. Tokia tema Seime diskutavo Vilniaus saugumo forumo dalyviai. Tarptautinį renginį organizatoriai vadina intelektualaus dialogo tarp sprendimų priėmėjų, politikos patarėjų, akademikų ir saugumo specialistų platforma. 9 kartą Lietuvoje organizuojamas Vilniaus saugumo forumas šiemet daugiausia dėmesio skiria bendrai NATO atgrasymo strategijai. Ekspertai pabrėžia, Rusijos karo prieš Ukrainą patirtis rodo, jei agresoriai ryžtųsi pulti NATO šalį, jie nusitaikytų ir į Europos žmonės bei civilinę infrastruktūrą. Todėl tam reikia būti pasiruošus, regione privalo vykti NATO oro gynybos pratybos. The total defense concept will Aš tikiu, kad Lietuva galės atsilaikyti ir gintis pati 2 savaitės iki NATO pajėgų atvykimo į vietą. Jeigu turime vietoje Vokietijos brigadą, Amerikos pajėgumus, Lietuvos reguliariasias pajėgas, aktyvų į rezervą ir paruoštą į rezervą, jeigu bendruomenė turi patirties, ką daryti krizės atveju, aš sakau taip. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Lauryno Kasčiūno įsitikinimu, Lietuva turi tapti tokiu geopolitiniu ir gynybiškai pajėgiu ežiu, kurį rusiškai meškai, net ir esančiai daug stipresnį, būtų sunku praryti. Vokiečiai čia, brigada, amerikiečiai čia, batalionas, mūsų pajėgos. Tada divizijos, kurios pagal NATO gynybos planus yra priskirtos į pirmo lygmens reagavimo, reiškias, sakykime, tą ypatingą greitą laiką. Kitaip tariant, yra divizijos, Vokietijoje divizija, kuri turės ateiti ne per 2 savaitės. Jis ateis, pratybos rodė per 6-5 dienas. Dar turėkit galvoj, kad nebūtinai tai reiškia, kad kai jau karas prasideda, turim turėti balsavimą. Dabar pagal naujus NATO gynybos planus, NATO pajėgų Europoje vadas, 4 žvaigždučių Amerikos generolas, jau gali, kai žvalgybos indikatoriai užsidega, jau gali pakelt parengti, jau gali išdėstyti logistinės linijas ir jau gali netgi įtikinėti kai kurias šalis perkelti daugiau pajėgų dar taikos metu, brestant karo, bet dar taikos metu, kad atgrasyti. Nes vis tiek NATO fundamentalus tikslas yra atgrasimas. Gynyba jau tik tai, jeigu neįvyksta atgrasimas. Taip, kad šitoje vietoje, manau, filosofiškai mes turim galvoti, kad turim patys gintis 2 savaitės. Tai čia yra labai svarbu, dėl to ta ežio koncepcija, manau, yra labai svarbi. Bet realiai pagal NATO gynybos planavimą, net jau ir žvalgybai duodant signalus, kad bręsta reali krizė, kai jau tikrai nėra šiaip treniruotė, nėra tik raumenų demonstravimas, bet jau reali grėsmė, jau mes galim daryti tam tikrus veiksmus, kad atgrasyti priešą. Forumo dalyviai įsitikinę, Rusija intensyviai ruošiasi ilgalaikiam konfliktui su vakarais, mobilizavosi karui, stiprina savo vakarų karinę apygardą Leningrado srity, taiko agresyves priemonės ekonominėje, informacinėje, diplomatinėje ir kibernetinėje erdvėse. Minime plataus masto Rusijos karinės invazijos į Ukrainą antrasias metinės. Seime surengtas forumas, atvertos parodos. Ukrainos fotomenininkės Martos Sirko fotografijų parodoje Skulptūros – žiauri realybė. Vis daugiau jaunų ukrainiečių grįžta iš mūšio lauko palūžę, o Ukraina, kaip sako parodos rengėjai, kaip valstybė turi imtis radikalių pokyčių, kad užtikrintų jiems orų gyvenimą. Negaliu ramiai žiūrėti šias fotografijas. Pirmą kartą turbūt karas, ne tik kruvina dokumentika, ne tik brutali realybė, bet per meną fotostudijoje prabilta į
pasaulį apie milžinišką žmonių kančią. Kaip grįžti į namus kitokiam, kaip grįžti į visuomenę kitokiam. Tos karo žaizdos dar ilgai gis Ukrainoje. Bet mes turime nepamiršti, mes turime nesustoti remti. Parodos autorė pasakoja savo potyrius, kai pirmą kartą įžengė į Luvro muziejų Paryžiuje ir vaikščiodama po galeriją žavėjosi klasikinėmis senovės Graikijos ir Romos skulptūromis. Kai kurioms iš jų trūko dalies veido, viena neturėjo rankų. Šie paminklai, pasak autorės, yra neįkainojami ir labai trapūs. Tas pats pasakytina ir apie žmones. Marta Sirko, žiūrėdama į socialinės problemas per portretinės fotografijos prizmę, įsitraukia į klausimų susijusių su tapatybė, savęs pateikimu ir kūnų sprendimą. Meta iššūkį įprastiniai grožio sampratai, pabrėždama žmogiškosios patirties įvairovę ir sudėtingumą. Fotografijos iš Lvivo Martos Sirko parodoje rodomos nuotraukos parodo kareivių gyvenimą, kurie prarado kūnų dalis. Juose galime matyti jų padarytas aukas, jų kančias ir jų gyvenimą dabar. Jos parodo griežtą realybę, kurioje gyvena Ukraina šiandien. Ši griežta realybė taip pat keičia ir Europą, kuri nebebus tokia, kokia buvo anksčiau. Ir kiekvienas europietis, kad ir kaip bandytų tai ignoruoti ar norėtų to nepastebėti, turi pajusti šią griežtą realybę ir Europoje ir žinoti, kad ji tik blogėja ir suprasti, kad taip ir bus, kol neužbaigsime šio karo. Parodoje plieno spalvos ukrainiečių vaikų dekoruoti iš fronto surinkti karo įrankiai. Ukrainai kenčiant nuo nesibaigiančių rusų raketų atakų, Ukrainos jaunimo grupės Lietuvoje, Ukrainos nevyriausybinių organizacijų Samo Oborona ir banderininkai nariai nusprendė šių raketų fragmentus panaudoti kuriant meninės vizualizacijas ir suvenyrus. Vaikystė Ukrainoje yra visiškai kitokia. Vaikai, ką jie nupiešia šiai parodai, tai yra jų realybė. Mano mintis yra paprasta, kad čia nėra normalu, kad vietoj popieriaus dabartiniai Ukrainos vaikai naudoja rusų okupantų kulkosvaidžius, kad jie naudoja sviedinius, jie naudoja kulkus vietoj popieriaus. Tai aš manau, kad mūsų visų pagrindinis tikslas dabar yra užtikrinti tai, kad mūsų vaikų popierius visada būtų baltas, neabstraktus popierius ir bet kokiu atveju, kad čia nebūtų rusiško okupantų kariniai dalykai. Paroda Plieno spalvos siekiama megzti dialogą su Europos visuomenė ir skatinti prisidėti prie lėšų rinkimo Ukrainos gynybos pajėgoms. Pirmoji paroda buvo surengta Lucke, antroji Varšuvoje. Susipažinti su parodomis Seimo rūmuose lankytojai gali iki kovo 12 dienos Seimo lankytojų centre. Seime išskleista taikos ir laimės angelo vėliava. Šią akciją siekiama atkreipti dėmesį į tebevykstantį karą Ukrainoje. Tai ir kvietimas nepavargti dėl Ukrainos, padaryti viską, ką galime. Ir tiek, kiek reikia. 314 kvadratinių metrų. Taikos ir laimės angelas Ukrainai papuošė Seimo istorinius rūmus. Vėliava sukurta perkelus ant specialaus šilkinio audinio mokinės turinčios autizmo spektro sutrikimą vektorinės tapybos darbą. Taikos ir laimės angelas, kuris yra unikalus tuo, kad pagamintas vaikų, autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų rankomis, tų vėliavų reprodukcijų yra ne viena. Žinau, kad keletas jų jau yra Ukrainoje. Turim atsiliepimą iš ukrainiečių karių, sako, kad suteikia ir ramybės, ir vilties. Viešosios įstaigos Angelų sodai vaikų kuriamos angelų vėliavos šiuo metu keliauja po Ukrainos karo frontą. Pasiekia ligoninės, pasienio ruožus, slėptuves, vadavietes, karo bazes, mokyklas, apkasus, vaikų globos namus, žuvusių karių kapines. Didžiausių bendruomenės įvertinimų Angelų sodų įkūrėjai vadina ant vieno iš Ukrainai skirto angelo paliktą Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio parašą.
Sakoma, kad idėjos nemiršta, jos kartais tik snaudžia, bet nubunda dar galingesnės negu prieš tai. Linkėdami prasmingų idėjų atsisveikiname iki kitos savaitės. Sudiev.